Dažnai girdime sakant, pinigai suteikia laisvės. Pamastykime kartu, ar tikrai tuose piniguose yra tiek laisvės, kiek mums atrodo. Tarkime, norite nukeliauti į Palangą. Žinoma, kelioniai reikia pinigų. Jei pinigų neturime, jaučiamės kažkaip suvaržyti. Dėl to suvaržymo pojūčio mes darome skubotą išvadą, jog buvo suvaržyta laisvė. Jei turėčiau pinigų, būčiau galėjęs laisvai nukeliauti. Tačiau, jei neturite pinigų kelionei į Palangą, ar kas nors jums draudžia eiti pėsčiomis? Žinoma, kelionė pėsčiomis nebus tokia komfortiška ir greita, kaip kad automobiliu ar autobusu. Tačiau, ar kas nors apribojo jūsų laisvę nueiti į Palangą arba važiuoti autostopu? Pinigai mums suteikia komforto, o ne laisvės. Turėdami pinigų mes tikslą galime pasiekti greičiau ir komfortiškiau. Kiti sako, jog pinigai suteikia galimybę rinktis. Tačiau, neturėdami pinigų, jūs irgi galite rinktis. Ar eiti pėsčiomis, ar važiuoti su dviračiu, ar važiuoti autostopu. Pilna galimybių. Tiesa, jos nėra tokios komfortiškos. Tačiau mes taip priprantame prie komforto ir tuo pačiu prie visų problemų sprendimo pinigais, jog pradedame maišyti elementarias savokas.